čia irgi skaitos. Jo, ChatGPT, ar žinot, kad labai daug vandens sunaudoja? Jo. Faustas paminėjo labai įdomų faktą. Kartais nepagalvojame, kad vandenį netiesiogiai naudojame ne tik duše ar valydamiesi dantis. Didelio kiekio vandens reikia gaminti energiją ir įvairių prietaisų aušinimui. Pavyzdžiui, ChatGPT veikia dideliuose kompiuterių centruose, vadinamuose duomenų centrais. Šie centrai turi daugybę kompiuterių, kurie dirbdami įkaista. Kad jie neperkaistų ir veiktų tinkamai, juos reikia vėsinti. Tam dažnai naudojamas vanduo. Be to, kad dirbtinio intelekto modeliai veiktų tiksliai, juos reikia apmokyti. ChatGPT apmokymui buvo sunaudota maždaug 700 000 litrų vandens. Tiek vidutinis Vilnietis naudoja per 23 metus. O dabar sugeneruoti 100 žodžių atsakymą ChatGPT sunaudoja apie pusę litro vandens. Nors tai ir atrodo nedaug, tačiau ChatGPT kasdien naudojasi milijonai vartotojų. Kas reiškia, kad sunaudojama labai daug požeminio ir paviršinio vandens.